Labas visiems! Šį kartą jūsų pageidavimu kalbėsimės apie kompaniją Adobe, tikeris ADBE. Kartu pasiaiškinsime, kas čia per kompaniją, kuo ji užsiema, kokios jos perspektyvos, na ir svarbiausia, ar verta jos akcijų dabar įsigyti savo investicijų krepšelį. Adobe yra amerikiečių kompiuterių programinės įrangos įmonė. Jis siūlo labai platų programų spektrą nuo nuotraukų koregavimo, vaizdo garso redagavimo iki mobiliųjų programų kūrimo, spausdinimo išdėstymo ar animacijos programinės įrangos sprendimų. Todėl galime drąsiai teigti, kad jos programinė įranga skirta kurti labai platų turinį ir jų paslaugomis naudojasi tie, kas veikia tokiose srityse kaip grafika, fotografija, iliustracija, animacija, vaizdo įrašai ir panašiai. Jos svarbiausi produktai yra Adobe Photoshop, tai vaizdo redagavimo programinė įranga, Adobe Illustrator, iliustracijų programinė įranga, Adobe Acrobat Reader, tai dokumento formatas ir taip pat turi daugybę kitų įrankių skirtų garso, vaizdo turiniui kurti, redaguoti ir publikuoti. Prieš kurį laiką kompanija Adobe savo klientams pasiūlė produktų paketą pavadintą Adobe Creative, kas išsivystė į prenumeruojamą programinę įrangą kaip paslaugą SaaS. O jūs žinote, kad verslo modelis paremtas prenumeratos principu yra vienas geriausių modelių, ypač jeigu siūloma itin konkurencinga produkcija ar paslauga. Bendrovė taip pat išsiplėtė į skaitmeninės rinkodaros programinę įrangą ir 2021 metais buvo laikoma viena geriausių pasaulinių klientų patirties valdymo CXM lyderių. Šį kartą kompanijos analizę aš pradėsiu kiek neįprastai nuo kainos grafiko, nors paprastai jūs žinote, mes kompanijos analizę pradedame nuo jos palyginimo su artimiausiais konkurentais. Bet kadangi tą jau darėme, nagrinėdami Oracle kompaniją, todėl šį kartą aš nusprendžiau šią dalį prašokti ir iš karto keliauti prie svarbiausios dalies. Na ir įvertinti ne jos finansinius rodiklius, o pateiktas ataskaitas ir perspektyvas. Bet jeigu jūs nematėte Oracle kompanijos apžvalgos, tai labai kviečiu dabar susistabdyti šį video ir prieš tai pasižiūrėti Oracle apžvalgą, kad turėtumėte tinkamą pavyzdį, kaip reikia nagrinėti rodiklius, su kokius puslapius naudoti ir panašiai. O tada jau kaip tikri profesionalai galime imtis jau ir tokio formato analizės. Taigi šiame grafike mes matome, kad nuo 2022 metų ji išgyveno stiprų nuosmukį. Akcijos nuo tuometinių viršūnių nukrito daugiau nei 60%. Tų pačių metų rugsėjį Adobe akcijos galima sakyti, kad pasiekė tuometinį dugną. Ir po pateiktos ketvirčio ataskaitos rugsėjį aš jai skaičiavau tikslinę kainą. Ir tada matėsi, kad ji perparduota, jau labai pigi kompanija. Todėl rinkai atsigaunant, Adobe irgi per nepilnus metus ne tik kad pasiekė mano tikslinę kainą, bet ir gerokai ją viršijo. O tokį pozityvą palaikė stipriai pagerintos ateities gairės, plus investuotojai pamatė labai išparduotą kompaniją, todėl momente tikrai noriai supirkinėjo akcijas. Ir 24 metų vasarį akcijos kaina jau buvo netoli rekordinių viršūnių. Ir jeigu nebūtų 24 metų pradžioje pradėję lėtėti šio verslo augimo tempai, tai ši kompanija, kaip ir daugelis kitų technologijų kompanijų, tikrai būtų perrašiusi savo istorinės viršūnės. Na, bet deja, 24 metų kovą kompanija pateikė sumažėjusius pelno augimus ir kotiruotės, kurios jau prieš ataskaitą pradėjo kristi, tai po silpnos ataskaitos kritimas tik tai sustiprėjo. Bet 24 metų birželį vėl sulaukėme labai stiprios ataskaitos, labiausiai investuotojams patiko, kad verslas nustojo lėtėti, ir grįžo į augimą. Plius vadovybė pasigyrė, kad augo prenumerato skaičiai, be to bendrovė išleido daugybę atnaujinimų ir naujų produktų, tokių kaip Acrobat AI Assistant, Firefly, atnaujinimai Photoshopui, Firefly, pirmą kartą buvo pristatytas Lightroom, paleistas Express Mobile ir taip toliau, kas labai padidino klientų susidomėjimą ir prisidėjo prie naujų klientų atsiradimo, o esami parodė tikrą lojalumą šiai kompanijai, kuri labai tikrai matėsi, kad stengiasi. Tuo metu kompanija atskleidė, kad jos strateginis dėmesys yra dirbtinio intelekto integravimas, siekiant pagerinti vartotojų produktyvumą ir kūrybiškumą. Ir tai labai patiko investuotojams, kas be abejo prisidėjo prie kotiruočių augimo, nes pavyzdžiui tokios naujovės kaip Acrobat AI Assistant ir Adobe Express iš esmės pakeitė dokumentų produktyvumą ir kūrybiškumą.
Ir kai investuotojai dar mato augančius prenumeratos skaičius, tai supranta, kad šios kompanijos pozicijos rinkoje stiprėja, todėl ir vėl daugelis panoro būti tokios kompanijos akcininkais. Tada 24 metų rugsėjo mėnesį pateikta ataskaita irgi buvo labai stipri. Buvo daug kur pasiekti rekordai, bet įmonė pateikė labai silpnas ateities prognozes. Ir tada rinka suprato, kad forwardinis PE28 už 9–11% pelno augimo tempą yra turbūt per daug. Kiek vėliau kompanija pateikė savo prognozę ir visiems 25 metams ir buvo planuojama, kad pajamos augs 9% per metus, tai yra mažiau nei konsensuso prognozė, nes buvo tikimasi 10–11% augimo, panašus buvo numatomas ir pelno augimas. Ir aišku, investuotojai labai nusivylė būsimų vienženklių augimu, bet iš kitos pusės, ši kompanija nėra koks Microsoftas, su kuo ji dažnai yra lyginama. O lyginti su šiuo gigantu mesgi negalime, nes Microsoftas veikia debesų segmente, kas ir suteikia pagrindinį įmonės augimą, o Adobe kompanija jo neturi. Ji auga tik tai dėl savo ekosistemos, plus ji nuolat skelbia naujus produktus, plečia savo ekosistemą, turi tikrai labai lojalius vartotojus, kurie auga. Ir dabar perėjimas prie dirbtinio intelekto, jo diegimas visose produktuose yra labai stiprus konkurencinis pranašumas. Bet aišku, tai neprilygsta debesų segmento augimui. Nors ilgainiui kompanija tikrai gali parodyti savo jėgą ir tokie produktai kaip GenStudio turėtų atsiskleisti būtent šiais metais. Plius išlieka labai aukštas pelningumas palyginus su konkurentais. Taip pat kompanija vykdo aktyvią buyback programą. Ji išperka iš rinkos savo akcijas ir nors dividendų nemoka, tačiau investuotojai tikrai yra apdovanojami būtent per šią programą. Nes akcijų rinkoje lieka mažiau, jos brangsta, ir price, EPS rodikliai didėja. Ir paskutinė jos ataskaita, 24 metų gruodį pristatyta, irgi nebuvo silpna ir atsižvelgiant į sutarčių augimą ir naujų produktų išleidimą, kompanijos lūkesčiai, sakyčiau, buvo labai konservatyvūs. Ir beje, aš jau pastebėjau, kad tai yra ne pirmą kartą, kai Adobe iš pradžių sumažina savo prognozes, o kitą ketvirtį arba dar kitą jas gerokai viršija. Todėl visai gali būti, kad kažkas panašaus bus ir šį kartą. Dabar naujausia ataskaita pasirodys kovo mėnesį, todėl aš galėsiu vėl paskaičiuoti jai tikslinę kainą ir jeigu kas keisis, tai aš būtinai informuosiu per sekmadienio video. O vertinant paskutinę ataskaitą, tai matome, kad skaitmeninė žiniasklaida augo 12% per metus, Document Cloud 18% augimas matomas, Creative segmentas auga 10%, jos atidėtos pajamos arba RPO paaugo 16% per metus. Ir čia, kadangi kompanijos verslo modelis paremtas prenumeratos principu, tai atidėtos pajamos dar bus priskaitytos. Ir toks augimas, 16% augimas tikrai suteikia daug pozityvo. Taip pat Adobe pranešė, kad per metus išpirko apie 17,5 milijonų akcijų. Tai įdomu, koks bus galutinis planas 25 metams, bet tikėtina, kad ji ir toliau tęs aktyvią buybacko programą. Guru Focuse mes galime matyti buybacko istoriją, todėl kol ji turi stiprų balansą, aš tikrai nematau kliučių stipriai mažinti šią programą, ypač kai kompanijos akcijų kaina palyginti yra žemumose. Tai reziumuojam. Išskirkime jos stiprybės ir silpnasias pusės. Kalbant apie stiprybės, tai pirmoje vietoje, mano manymu, būtų jos stipri produktų ekosistema ir geras pelningumas, tuomet geras free cash flow, žemas kompanijos įvertinimas irgi yra prie pliusų, taip pat prie pliusų priskaičiuočiau tai, kad auga dirbtinio intelekto pritaikymas jos programinėje įrangoje, plus, žinoma, reikia paminėti aktyvius buybackus. O kalbant apie silpnas vietas, tai reikia pripažinti, kad kompanija kenčia dėl mažų specializuotų žaidėjų konkurencinio spaudimo, tokių kaip Canva ir kitų kompanijų. Taip pat reikia pripažinti, kad visgi lėtėja pelno augimo tempas ir paskutinėje ataskaitoje buvo prognozuojamas vos vienženklis augimas. Ir jeigu jis nepereis į dviženklį, tai negatyvas kurį laiką dar išliks. Nes po paskutinės ataskaitos, kai investuotojai išgirdo apie planuojamą vienženklį pelno augimą, akcijos krito daugiau nei 20%. Kita vertus, matyt, jau visą negatyvą investuotojai ir įskaičiavo, todėl viskas priklausys nuo ateinančių ketvirtinių ataskaitų.
O kol kas aš palieku tikslinę kainą, pasižiūrėsime, kokia bus naujausia ketvirčio ataskaita, bet žiūrint į dabartinių analitikų lūkesčius, tai ilgesniam laikotarpiui, daugiau nei 2 metų, potencialas yra $700 už akciją, o žiūrint trumpesniam laikui, tai kaip ir minėjau, kol kas palieku $600 tikslinę kainą. Todėl dabartinė įmonės kaina atrodo gan patraukliai. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Jeigu patinka tokios analizės, nepagailėkite laikų ir klausk, atsakysiu rubrikoje, rašykite savo pageidavimus, kokių kompanijų analizės norėtumėte išgirsti. Ir jeigu kompanija bus įdomi ir kitiems, vertinant pagal surinktus laikus, tai aš su malonumu parengsiu tos kompanijos išsamią apžvalgą. Iki.